sveiki susirinkę visi prisiekusieji, advokatas Juozas Kastliauskas ir nusikaltęs Petras Gaidanavičius. Taigi, pradėkime teismo posėdį ir prokuroras Petras ignoruoja. Pilipauskas. Dabar važiavau Akropolį, ten labai geras išpardavimas yra. Nu, tokia, kostiumam ten nuolaidos yra, galvoju, gal galėtum nuvažiuoti, visai kažkaip Jūs negalvojate, kad dabar ne pati laikas kalbėti yra? O tai pakalbėkim, nuolaidos baigsis jau, kai kalėdinis laikotarpis tai labai trumpas. Bet tai mane teisė ir sėdi prokuroras ir teisėjas ir gal reikia kažkaip pradėti jau šitą teismo procesą, nes Gerai. 205 straipsnis yra namo nugriovimas. Kaltinamasis nugriovė. Atsiprašau, aš protestuoju. Siūlo paragauti narkotikų. Klausykit, lauktuvių atvežė draugas iš atostogų. Tokios labai piliulės skanios, žinokit. Ką čia, ar ratukai, taip? Pavartoti, paragauti tiesiog. Aš nesiūlau, kad nebūtų čia kažkaip, bet, nu, jeigu norit, žinokit, linksma būtų. Ačiū sudirbinėt, grįžkit į savo vietą. Atpalaiduojam! Aš taip paėmiau. Muzikos neturi čia tokios. Muzikos, tu gal techno iš naktinio klubo. Prisimenam. Tai gal tik to. Gerai. Tęsiam posėdį, gerai? Gerai. Kaltinamasis. Taip. Čia yra mano dokumentas. Taip, dainuoja dainas apie ginamą. Žiūrėkit, koks iššaukas. Neklausinėkit ir ne. Baiminkit jo. Viską klauskit manęs, aš atsakysiu greitai. Jis koks šaunus žmogus. Jūs nežinote ką, jis vaikų namams aukoja daug. O kad tą nugriovėm namą, tai tik tai yra niekai. Ne, nu tu durnas, aš girdėjau, kad tu mokymės kartu nieko nepasiklydė. Pajukauskas, sakant, nu, čia tokia slogi visą laiką atmosfera yra tam teismo rūmuose. Klausykit, aš turiu tokį vieną pasiūlymą. Kaltina savo ginamai. Nuteisėm jį, ką? Tai padarom tokį viešą linčo teismą, ane? Aš nežinau, jis man dar nesumokėjęs, tą bylą mes vilkinam jau kažkaip ir nežinau. Žinokit, ot bus toksai baksnuoja pirštu. Taip, va jį. Aš apie jį kalbu. Aš esu blaivaus proto ir sąmoningas žmogus. Ir va per tokius žmonės, per tokius yra ir visuomenė mūsų bloga ir sunku mums gyventi. Tokius duoda ginklą. Nusišauk pats. Nusišauk pats. Ką mums čia? Rankas savo tepkis tavo krauju. Vartosi. Eik, tu savo gerai pajuokuoji, ne? Bet taip, oi, patikėjot, tai nepatikėjot, niekaliukas. Gerai, čia netikras ginklas, į teismo rūmus tai neįleidžia, su tikrais ginklais, o jūs patikėjot. Taip, prisistatinėja kaip filmų herojus, aš Supermenas! Aš gelbėju pasaulį, Teskim, raugė kopūstus, teskim, o aš čia truputėlį papildomų darbų atsinešiu. Gerai, žmona nespėjo, tai galit pašotkot biškį, jūs akmenį laikykit, ir kalbėkit, o aš dėsiu viską ir slėksim, tu vandenį dar slėksi, gerai, ir druskos žiūrėk nepadaugim. Taigi, gerai, baigim gal tą bylą vieną kartą, nes žinot, daro išpažintį, aš jau irgi noriu išsisakyti. Aš seniai buvau išpažinties ir mano siela slegia tikrai labai daug nuodėmių. Aš imu kyšius, netgi reikalauju žmonės duoti kyšius. Man dėl to yra labai gėda. Aš įskundžiau ir jūs. Rašau visokius į ministerijas, aukščiau, visokius, sakau, kenkiu visiems. Ir dėl to, kad aš esu labai pavydus žmogus, noriu jūsų vietą užimti. Jūsų jau užėmiau. Jūsgi buvot paskirtas vietoj manęs advokatauti. Taigi aš labai gailiuosi ir čia toks mano nešoka, nevilties šokis. Kaip norisi, šokiu išsireikšti, bet man neišeina. Todėl aš mušą. Aš jam duosiu snukį. Gerai? Ne, nu ką jūs darote?
Kaip taip galima elgtis, aš nesuprantu. Duokit, duokit. Gerai, dar, vat tokiems nenam. Dievina ginamai. Matot, koks kantrus žmogus. Jūs pažiūrėkit, koks kantrus žmogus. Aš jį engiu. Siūlau nuteisti viešai, linčo teismą organizuoti. Primušiau, o jis kenčia, todėl kad jis nekaltas. Ir visas šitas mano performansas vardymosi, dainavimo ir giedojimo buvo tam, kad įrodyti, kad jis yra nekaltas. Ar dar kam nors neaišku, kad jis yra nervuojasi nekaltas? Ar kam nors neaišku, kad jis yra? Aš klausiu jūs, ar jis yra nekaltas? Išsityčia, ko tylit, ką? Ko tylit? Ką čia nors sudarėdino, ką? Neturit ką pasakyti, ar ne? O jūs ką čia, musės puola jūs paaiškite? Beprotnamis kažkoks. Tik tą ir galit pasakyti, beprotnai, jūs vadovaujat šitam beprotnamiui. Sportuoja. Gal aš biški relaksacinę mankštelę padarysiu, kol jūs... Gal tęskim posėdį, nes, nu, čiagi ne sporto salė. Žinot ką? Aš nekaltas. Jis yra nekaltas. Ir tai aš jums jau įrodžiau. Dėkit štampą ir baigiam šitą dalyką. Na, dar gal... Dėkit. Man atrodo, jūsų dar pasirodymas nesibaigė dar. Pratęskit. Įsirengė nuogas. Dėkit štampą ir pavartokim tų mano atvežtų lauktuvių. Muzika iš klubo ir aš įsirengiu ir varom.